Energiją galima išgauti ne tik iš saulės ir vėjo. Puikiausių energijos šaltinių gali būti žmogaus veiklos atliekos. Tikriausiai visi girdėjote paskutiniu metu nuskambėjusi keistą karvių mokestį, kuris turėjo būti uždėtas sąvartynams, didesniems gyvulininkystės kompleksams ir buitinių nuotekų valykloms. Nu, užmynėt ant mazolio, žinoma. Aišku, kad galime to sulaukti. Visam pasaulyje tas mokestis yra, Europoje yra, mano žiniomis. Tačiau iš tikrųjų, kaip tą metaną sugaudyti, tai jau jeigu mes dumblą utilizuosim, sutvarkysim taip, kaip dabar darome, tai to metano įsiskirs 10-eriopai mažiau, negu dabar mes turime jo. Kadangi pats pagrindinis garavimas tai yra būtent nuo neperdirbto dumblo. Kadangi dumblas neperdirbamas, jisai išmetamas į aplinką, žinoma, jisai pūna ir puvimų produktai kyla aukštyn ir kvapai, ir kas tik tai nori. Metanas tai vienos iš ozono sluoksnį ardančių dujų, kurios dažniausiai išskiriamos dėl žmogaus veiklos. Pūvantis augalų likučiai, gyvulių išmatos, pagaliau ir paties žmogaus atliekos, kurios atgula sąvartynuose bei nuotekų dumblo saugyklose. Vis didėjantys šių puvenų kiekiai kankina ne tik kaiminystėje gyvenančių nosis. Į dangų kylančios nematomos dujos ardo mus saugantį ozono skafandrą, o galėtų tapti žmogui reikalingos energijos šaltiniu. Mes esam Utenos valymo renginių nuotekų renginiuose ir čia yra viena iš dumblo ūkio sudedamųjų dalių. Tai yra metatankai, kur dumblas pūdamas, ir dujų rezervaras, kur kaupiamas dujos ir paskiau jos paduodamas į dujų generatorių, kur gamina elektros energiją ir taip pat ir šilumą išskiria. 11 milijoną kilovatvalandžių pradėjom gaminti šią vasarą nuo pastatymų. Tai čia bus per 12 metų. Vidutiniškai apie 900 tūkstančių. Buvo metų, kad darėm po milijoną kilovatvalandžių elektros per metus. Jis buvo pastatytas 1999 metais, bendradarbiaunant Lietuvos aplinkos ministerijai su Danijos aplinkos organizacijomis, gavus, paskolą iš Danijos, kur buvo beprocentinė paskola. Ir jis veikia po šiai dienai, tai jau 12 beveik metų. Jis kainavo, šitas visas kompleksas elektros gamybos iš dujų kainavo virš 1 milijono litų. Ir šiai dienai jis atsipirko kelis kartus. Geras pavyzdys įkvepia. Tad šiandien keliausime po Vilniaus, Šiaulių ir Alytaus apylinkes, kur susidariusios nuotekos irgi panašiai bus naudojamos artimoje ateityje. Šiauliams dar prisimenant Odų sąvartyno dvoką, buitinių nuotekų dumblo saugykla tikrai mažesnis blogis. O be to, juk jau baigiama biodujų generatoriaus statyba. Bet negrūsime iškart jūsų gerbėmieji žiūrovai į nuotekų valymo įrenginius. Pirmiausia, keliaukim į muziejų. Tai čia yra Šiaulių miesto burmistro 1938 metais išleistos ir patvirtintos taisyklės, kalbu apie vandentiekio ir nuotekų tinklus, apie prisijungimo tvarką ir taip toliau, mokesčius. Jau tuo metu šitose taisyklėse rašoma, kur dabar aktualu labai apie prisijungimus ir taip toliau ES finansavimą, kur gaunam ir klojam vandentiekio ir nuotekų tinklus. Tuomet jau buvo numatyta, kad paklojus tinklus ir nuo savivaldybės pranešimo dienos gyventojas privalo pasijungti per 6 mėnesius. Prie kanalizacijos. Prie kanalizacijos ar vandentiekio tinklų. Išimties tvarka miesto burmistras galėjo tą terminą nukelti metam dar. Tam tikros išlygos sąlygos, bet neilgiau. Tai kodėl tokia žiauri tvarka Šiauliuose gyvavo tada? Grinai dėl sanitarijos požiūrio. Aš manyčiau taip, nes ir lygos, epidemijos ir taip toliau. Jeigu kalbant apie nuotekas, tai yra ir pirmieji nuotekų valymo įrenginiai Pabaltyje, buvo pastatyta mechaninis valymas, tai 1957 metais. Būtent Šiauliuose? Taip, pirmieji Pabaltyje. Ir pirmieji Pabaltyje buvo pastatyti Baltijos šalyse. Biologiniai nuotekų valymo renginiai tai buvo 67 metai, 1967 metai. Ko gero tokį pirmavimą lėmė tiesiog geografija. Kaunas ir Vilnius turėjo pašonėje upes nuotekoms išleisti.
Šiauliai turėjo tik menką užnuodytą kulpę, kuri dar į Latvijos pusę, o ne tiesiai jūron tekėjo. Tad nuotekų dumblo čia prikaupti pilni rezervuarai. Šita vieta tai yra, kaip mes sakom, galbūt skaudulys ar sopulys. Tai yra čia dumblo saugojimo aikštelės. Tuomet, kai veikia seniai nuotekų valymo įrenginiai, biologiniai nuotekų valymo įrenginiai mieste Pakruojo gatvėje, jie pradėjo veikti nuo 1967 ir veikia iki 2004 metų, kuomet buvo pastatyti šitie naujieji valymo įrenginiai. Visas procesas susidaręs perteklinis dumblas buvo pumpuojamas čia. Jokios technologijos dumblo apdirbti nebuvo tuo metu. Ir čia yra sukaupta dumblo tiek šitose aikštelėse, tiek anapus kelio dar 4 aikštelės, užima jos 100 hektarų ir sukaupta virš 2 milijonų kubinių metrų dumblo, to senojo dumblo. Čia, aišku, viršutėje matosi lygtai ir vanduo, kaip ežeras, kaip tvenkinys. Žinitantis plaukioja. Jo, plaukioja, bet visos nuosėdos, visas tas gražumas nesimato jo. Tai va, kaip sakiau, skaudulys, kurio nereikia pamiršti ir kuris bet kada gali priminti save skaudžiąją prasme. Kalbant aplamai apie kiekius to dumblo, tai Lietuvoje per metus pagaminama, sakykime, nusausimą ir reikalinga arba utilizuoti, arba kažkur tai deponuoti beveik 350-380 tūkstančių tonų dumblo. Tai yra baisiai dideli kiekiai. 14 projektuojamų ar statomų Lietuvoje nuotekų dumblo apdorojimo įmonių šį kasmetinį įnašą į gamtos teršimą ir sumažins. Tai yra programa, kuri tikrai bus įgyvendinta. Todėl, kad Europos komisija kartu su vyriausybė davė virš 500 milijonų litų, kad sėkmingai kontraktuoti visi projektai ir darbai vyksta. Dar kas yra pabrėžtina, nereiktų pasakyti dėl šitos programos, kad tai nėra vien programa dumblo tvarkymui. Į tai reiktų žiūrėti plačiau, kadangi kartu su dumblo tvarkymo technologija labai daug aplamai darbų bus atlikta į valymo įrenginiuose. Bus pakeista eilė mechanizmų, eilė technologijų, kurie morališkai ir fiziškai iki šio laiko jau buvo pasenę. Taip, mes kalbame apie dumblo problemą, mes galime kalbėti ir apie mūsų aplamai nuotekų valymo įrenginių modernizavimo problemą. Šis įspūdingas statinys Šiaulių nuotekų valymo įmonė ir kylantis dumblo apdorojimo įrenginiai. Už nugaros statoma Šiaulių dumblo apdirbimo įrenginiai. Bus apdirbamas dumblas, procese susidaręs Šiaulių nuotekų valymo įrenginiuose ir atvežtinis dumblas iš regiono, tai iš Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Kuršėnų. Šitas projektas vykdomas pagal investicinį programą dumblui tvarkyti Lietuvoje, kuri buvo parengta aplinkos ministerijos užsakymu 2005-2006 metais. Marma kunkuliuoja Šiaulių nuotekos biologinio valymo įrenginiuose. Kol dumblo sausinimo ir pūdymo įrenginiai nepastatyti, dumblas keliaus į mūsų jau matytus rezervuarus. O ir pastačius bus saugomas uždengtoje laikino dumblo saugojimo aikštelėje. Metus laiko. Gal per tuos metus atsiras sprendimai, kaip jį paversti toliau naudingą energiją. Keliaujame į kitą Lietuvos pusę. Ant Nemuno kranto, netoli garsiosios Punios, telkšo Alytaus nuotekų dumblo sąvartynas, kauptas čia jau daugiau negu 10 metų. Jei staiga pliūptelėtų koks nors anomalinis, kas dabar vis dažniau būna, lietus, kažin ar atlaikytų pylimai. Čia mūsų galvos skausmas praktiškai pagrindinė šiandien dienai, kadangi iš tikrųjų taip susidarė situacija, kad tas žvyro išnaudoti karjerai buvo ant Nemuno kranto ir šalia nuotekų valyklos ir tais laikais matyt per daug nebuvo galvojama, todėl kad galbūt labiau, kad vyraujantis vėjai nuo Alytaus miesto pūstų ir to kvapo nepūstų į miestą, todėl taip ir pasirinkta. Tačiau be abejo taip būti ilgai negalės ir šiandien dienai vykdant
Alytaus miesto dumblo įrenginių statybos projektą, kurį finansuoja ES sanglaudos fondas. Statyba jau prasidėjo. Tai po kitų metų, sakykime, kitais metais metų pabaigoje turėtų būti projekto pabaiga. Mes jau nustosime į šitą karjerą pompuoti tą mūsų dumblą. Nuotekų valykla Alytaus mieste eksploatuojama nuo 1968 metų. Tai va būtent nuo to laiko ir yra kaupiamas čia dumblas, leidžiamas tiesiog į išeksploatuotų žvyro karjerus. Jų yra šiuo metu 3 karjerai užpilti mūsų dumblu nuo to laiko ir jų gylis apie 8 metrai. Mes čia darė tyrimus. Tai manome pagal tūrį ir gylį, kad tai yra sukaupta apie 500 000 kubinių metrų. Ir šitie laukai yra visiškai šalia Bakšių gyvenvietės. Bakšių gyvenvietė yra šalia Nemuno, šičia greta mūsų. Jo čia ne per daugiausia yra sodybių, 6-7, tačiau šiuo metu yra naujai apgyvendinamos, parduodamos, todėl kaip ir iš naujo atgyjanti. Tai kaip čia va šitie žmonės, kaip jie čia gali gyventi, turbūt jiems nelabai to oro užtenka? Taip, žmonės nėra patenkinti, ypač naujai įsigiję sodybas. Gauname skundus, skundžiasi ir valstybės institucijom, ir miesto savivaldybė. Mes turim atsakinėti ir žadėti, kada tas kvapas prapuls. Tas dumblas, kuris susikaupia jūsų valymo įrenginiuose, galbūt nereikia ieškoti kažkokių ypatingų sprendimų, gal paprasčiausia galima jį paimti ir naudoti kaip trąšą. Tiesiogiai kaip trąšą naudoti jis nėra tinkamas. Tai yra vis dėlto 3 kategorijos dumblas ir jį tam reikėtų apdirbti. Jį reikia, yra įvairios technologijos naudojamos, yra naudojamos kalkės, yra naudojamos kitos priemonės, kad patogeninių medžiagų jame neliktų šitos kvapo, kuris dabar smarkiai jaučiasi. Ir tada tikrai būtų galima panaudoti jį ir tręšimui, ir miškų rekultivacijos, karjerų rekultivacija, pakelės būtų galima sutvarkyti šituo dumblu. Šiuo metu mūsų dumblas nėra apdorotas ir jis yra, sakykime, gyvas, išsiskiria pastoviai iš jo amoniako sieros junginiai, merkamtanai, kurie sudaro didelį nemalonų kvapą ir be to yra patogeninių medžiagų, kurios kaip užkratas žmogui yra kenksmingos. Alytaus vandenvalos įrenginiuose irgi burzgia statybininkų technika. Šiuo metu vykdoma Alytaus dumblo valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Bus rekonstruoti dumblo apdorojimo įrenginiai, vietoj jų atsiras nauji, šiuolaikiški, atsiras dumblo išpūdymas, sausimas ir džiovinimas. Šiuo metu Lietuvoje vyksta tikrai keli labai sėkmingi projektai, statomi nuotekų dumblo tvarkymo įrenginiai. Kaip jūs vertinate, tie procesai pakankamai vyksta, gal jie turėjo anksčiau prasidėti, ar jie būtų galėję vykti be ES paramos? Na, lengviausia atsakyti į paskutinį klausimą. Be paramos, net nebejoju, mes dar būtumėm nukėlę šitas problemas tikrai nemažą metų skaičių į priekį. Nes šiaip tai yra pakankamai daug investicijų reikalaujanti technologija, bet yra svarbesnė kita pusė. Nes kai paskaitom tai, kas yra laikraščiuose per televizijos laidas, informacija, net tarkim, kad yra apie Vilniaus dumblo problemas. Visi kratosi, visi purtosi, kad čia yra kažkoks blogis, tai yra dumblo atlieka ir negalime ir čia dėti, negalime ir deginti, negalime nieko daryti. Visi supranta, kad yra problema, bet kai reikia ieškoti sprendimų, na, visi kažkaip norėtų, aš kalbu visi, tai turiu omeny apie daugiau konkrečius žmonės ir konkrečias bendruomenės, kai atsiranda klausimas dėl vietų statybai, dėl sprendimo būdų ir visi lyg ir nepatenkinti, šiandien taip skleidžia negerus kvapus, šiandien tai per tuos kvapus nuodijami yra gyventojai, kaip surasti tuos racionalius sprendimus, kad jie būtų visiems priimtini. Blogai buvo Vilniui be biologinio valymo įrenginių, kai Putota Neris tekėjo beveik iki pat Kauno. Bet juos pastačius, į nesibaigiantį karą sukilo tai Lazdynų, tai Karijotiškių gyventojai. Atrodė, kad saugia plėvelė apdengus per daug metų sukauptas dumblo atsargas, Karijotiškėse pasibaigs visos problemos, bet nenori nurimti tos visų Vilniečių atmatos. Pragraužusios pylimus išsiliejo Karijotiškių sąvartyną supantį mišką.
ir vėl atgal ją sustumti tenka. Užtat pačiuose Vilniaus nuotekų renginiuose vyksta daug žadantis procesai. Jau reguliuojami dumblo pūdymo ir dujų generatoriaus įrenginiai. Per parą atiteka vidutiniškai 113 tūkstančių kubinių metrų nuotekų. Iš viso Vilniaus miesto, iš naujų rajonų prinktų, Grygiškių, Salininkų. Jeigu žiūrime Vilnelę, tą srautą, tai toks srautas atiteka į nuotekų valyklą. Visas procesas nuo pat pradžios pirmos technologijos iki upės trunka apie 13 valandų. Reiškia, jeigu lašelį įmant, tai jis prateka, apsivalo per 13 valandų. Ir kasdieną šioje nuotekų valykloje kaupėsi didžiausi Lietuvoje dumblo kiekiai. Tai kalbant apie dumblo problemą, šalies dumblo problemą, tai iš tikrųjų pati aršiausia ir pati tokia grėsmingiausia jinai buvo Vilniaus mieste. Ir priežastys labai tam aiškios yra ir buvo, ir patys dumblo kiekiai didžiausi, pati valykla Vilniaus nuotekų ir arčiausiai miesto, pavėjiniai pusėje. Ir žinoma, baisiai didelis diskomfortas Vilniečiams tas smarvė nuo kompostavimo, smarvė nuo dumblo perdirbimo. Ir natūralu, kad šio klausimo sprendimas gimė sostinėje. Labai smagu, kad aplinkos ministerija, nors ir pavėluotai, tačiau rado lėšų, ne tik tai Vilniui, visai Respublikai. Žinoma, malonu, kad ir dabar Vilniečiai turi didžiausią įdirbį ir mes tikrai asociacija nebejojame, kad kitų metų viduryje Lazdynų, Karoliniškių gyventojai, Pilaitės gyventojai tikrai neturės to didelio diskomforto, kurį turėjo iki šiol. Man už nugaros bebaigiami statyti, arba galima sakyti, jau 95 procentai baigtas statybos montavimo darbų, tai dumblo apdorojimo įrenginiai Vilniaus nuotekų valykloje. Tai bus galutinai sutvarkomas dumblas pagal šių dienų reikalavimus. Tai, ką dabar čia statom ir ką pastatysim, ką eksploatuosim, turėjo būti 86 metais jau statoma ir turėjo irgi funkcionuoti ir turėjo būti kitaip dumblas tvarkomas, dėl ko tas projektas ir kas bus pasiekta jį užbaigus ir pradėjus eksploatuoti. Tai pirmiausiai yra dumblo kiekio sumažinimas. Šiuo metu apie 10-16 milijonų litrų yra, išleidžiama dumblo vežimui ir kompostavimui. Kiekio sumažinimas. 4-5 kartai bus sumažintas kiekis. Toliau dumblas, kadangi yra nauja tokia technologija termohidrolizė, bus pilnai nukenksmintas, arba kitaip dar vadinamas stabilizuotas, reiškia be jokių problemų jis galima bus naudoti žemės ūkiai. Aišku, tai matyti irgi bus pagal aplinkosaugininkų reikalavimus atitinkamos kategorijos atitinkamose vietose atitinkamiems dalykams taikomos, tačiau jo tai, kas šiuo metu turim ir kai turėsim, tai yra nesulyginami dalykai. Trečias dalykas tai yra tai, kad bus žymiai mažiau naudojama, specialių medžiagų, kaip pavyzdžiui stabilizavimui, kalkės didelį kiekį, tam, kad tą dumblą padaryti kuo savybės jo tokias, kad galima būtų naudoti žemės ūkyje. Ketvirtas dalykas labai svarbus ir toks stambus punktas, tai yra tai, kad dumblo tvarkymo procese, pūdymo procese bus gaunamos biodujos, kurias deginant biodujų generatorius, bus gaunama elektros energija ir šiluminė energija. Per metus pagal projektą turėtumėm, gauti 16 milijonų kWh elektros energijos ir 19 milijonų kWh šiluminės energijos. Bet žmogaus atliekų tvarkymo istorijai dar toli iki paskutinio taško. Ta supranti patekęs į dumblo sausinimo cechą. Tai yra nusausintas dumblas, kurio per parą, kaip sakiau, susidaro apie 200 tonų. Ir čia yra dviejų rūšių dumblas, pirminis dumblas po mechaninio valymo ir perteklinis dumblas po biologinio valymo. Tas dumblas, pirminis dumblas visas yra kompostuojamas, o perteklinis dumblas stengiamasi išvežti pagrindę tręšimui laukų, tačiau susidurim su didžiulėmis problemomis, nes tas vežimas priklauso tiek nuo įstatymų, tiek nuo meteorologinių sąlygų ir įvairiausių faktorių. Ir tai turbūt galima drąsiai pavadinti atlieka.
Taip, tai yra atlieka, kuri aišku yra apskaitoma, yra normatyvas jos tvarkymo landas, tačiau tai yra atlieka. Bet atlieka gali tapti sėkmingai puikia žaliava. Žaliava, kurią turiu rankose, kai po sausinimo bus granulės, kurias galima bus, reiškia, nekenksmingos, kadangi praeis pro termohidrolizės technologiją, galima bus naudoti deginimui su būtinėms atliekoms, šiukšlėms, galima cemento gamyklose deginti, kas ir kitose šalyse daroma. Iš kur atsivežėt? Atsivežiau iš Škotijos, iš Aberdino, kadangi ten tokios technologijos veikia, tai paėmėm kaip pavyzdį, kai pavyzdį ėmėm, neįsivaizdavom, kad tai bus ir Vilniuje nuotekų valyklai tuo metu. Žinoma, tikslas yra labai paprastas ir dumblo tvarkymo programai juodo ant balto parašyta, kad mes programos tikslas yra tai sutvarkyti dumblą ir iš atliekos padaryti žaliavą. Žaliava jinai puikiausia, galima ir deginti jį, jeigu ir deginimui, jeigu atsirastų tokių priežasčių, kad deginimui jis būtų nelabai tinkamas, tai galima kompostuoti, tačiau jau kompostavimas yra visiškai kito, sakykime, technologinio lygio, jisai be smarvės, be tų nereikalingų kvapų ir jis visiškai kitas produktas bus po to, kada mes dumblą perdirbsim. Pradinį dumblą, kur susidaro procese atliekinis dumblas, jis įvardinamas atlieka. Išdžiovinam dumblą, jis gaunasi 10% drėgmės, irgi kaip atlieka. Nors energetinė vertė, jeigu skaičiuojant, tai kilograme maždaug yra nuo 9 iki 13 megadžiaulių energijos. Jeigu kalbant apie Šiaulius ir atvežtinį dumblą, tai to išdžiovinto dumblo susidarys apie virš 4000 tonų per metus. Energetinė vertė, kur paminėjau, tai yra lignito arba rusvosios anglies panašiai. Tai jį galima sėkmingai, nes susidarytų panašiai Šiaulių nuo 10 iki 15 tūkstančių megadžiaulių per metus energijos. Tai vėlgi, galima įvairios technologijos, galima deginti, kogeneruoti, gaminti elektrą, šilumą ir taip toliau. Galima akmenės cemente, galima kur biokatilinę stato, galima maišyti su šiaudais, daryti granulės. Yra būdų daug, bet tas projektas, kaip minėjau, ir visoje Lietuvoje baigėsi su džiovinimu. Nors 2014 metai, naujasis ES planavimo periodas, atrodo dar toks tolimas, bet tiksliai planuoti būsimas užduotis svarbu jau dabar. Bet jei keliais žodžiais būtų galima apžvelgti jau atliktus aplinkosauginius ES remiamus projektus, sėkmingi jie ar ne? Šiai dienai Lietuva yra pirmaujanti ES pagal ES lėšų įsisavinimą. Tai šitie yra paskutiniai spalio mėnesio pabaigos duomenys. Na, tikėkime, kad ir metų rezultatai bus panašus ir visi kiti metai bus panašus. Yra atskirų sėkmingų projektų, įvardinant kaip sritį, tai galbūt vandentvarkos projektai atrodo labai neblogai, atrodo atliekų projektai, ypatingai kai kalbame apie sąvartynų uždarimą, stambiagabaritinių aikštelių statybą, kompostavimo aikštelių statybą. Šiandien, ką mes išsprendžiam per šitą programą, kad nutraukti tolimesnį tokio dumblo sankaupų plėtojimą. Tai va čia labai aiškiai matome, kad šituo būdu mes išsprendžiame, sustabdome. Tolimesnio teršimo nebus. Praėjusį sekmadienį skelbėme štai tokį klausimą. Kokio galingumo yra Grigiškių įmonės naujoji biokuro katilinė? Ir teisingas atsakymas – 18 MW. Pirmoji teisingai į šį klausimą atsakė Jovita Rajunčiūtė iš Panevėžio. Jai atitenka prizas ledinė energiją taupanti lemputė. Šiandien baigiame mūsų laidų ciklą. Tad norime padėkoti aktyviausiems viktorinų dalyviams, kurie atsakinėjo beveik į kiekvieną klausimą. Ir tai yra Mindaugas Kuras iš Kudirkos Naumiesčio, Lisauskai iš Jurbarko rajono, Ernestas Bolčius iš Vilniaus,
Vilija Veličkaitė iš Ukmergės ir Darius Pūdis iš Alytaus rajono. Apdovanojimai šiems aktyviems mūsų žiūrovams tai mūsų bendraminčio savaitės prenumerata 2012 metų pirmajam pusmečiui. Labai dėkojame visiems, kurie dalyvavote viktorinoje, skambinote, rašėte mums laiškus ir svarbiausia, buvote mūsų laidos žiūrovais. Susitiksime būsimosiose ekologinėse laidose, kur ir vėl pakviesime pradėti nuo savęs.